ant objektyvų būna prirašyta daug visokių užrašų, bet svarbiausi fotografui ant objektyvo užrašai yra objektyvo židinio nuotolis, kuris paprastai yra būna pažymėtas milimetrais. Ir antras skaičius yra vadinamasis diafragmos skaičius, ar nežinau, aš tai pavadinčiau tiesiog tamsos skaičiumi. Reiškia, milimetrai reiškia, grubiai tariant, ar objektyvas tolina ar artina. Jeigu skaičiuoti 35 mm, tai yra to standartinio pilno kadro matavimų, reiškia, kad 50 mm yra maždaug taip, kaip mato žmogaus akis. Reiškia, vaizdą nuotraukoje matysime nei pritrauktą, nei patolintą palyginus su to, kaip matosi plika akimi. O jeigu bus daugiau tų milimetrų, pavyzdžiui 100 mm, tai mes vaizdą atitinkamai nuotraukoje gausim dvigubai pritrauktą. O pavyzdžiui, objektyvas gali būti kitas 28 mm. Tai reiškia, jisai, grubiai tariant, perpus atitolins vaizdą, kas yra naudinga, pavyzdžiui, fotografuojant grupę žmonių. Antras skaičius, kaip aš sakau, tamsos skaičius, yra pakankamai sudėtingai gaunama formulė, taip vadinamasis f-stopas, ten diafragma. Žodžiu, grubiai tariant, kuo tas skaičius yra mažesnis, tuo daugiau šviesos objektyvas gali perduoti į juostelę arba į matricą, o kuo tas skaičius didesnis, tuo mažiau tos šviesos. Ir paprastai žymima, kiek daugiausia gali atsidaryti, ta diafragma jinai darinėjasi, priklausomai nuo arba rankinių būdų, arba fotoaparatas gali ją darinėti. Ir reiškia, kuo ta diafragma gali daugiau atsidaryti, tuo yra geriau, nes tokiu atveju patenka į objektyvą daugiau šviesos ir iš to galima gauti daug visokių naudingų dalykų. Bet kadangi čia tema yra pakankamai sudėtinga ir ta visa matematika su to židinio nuotoliu ir su to diafragmos skaičiumi, vadinamoju f-number ir taip toliau, žodžiu, apie tai atskiram video. Dar kartais būna pažymėtas skaičius su tokiu diametro simboliu ir taip toliau. Jisai irgi gana naudingas, nes jisai reiškia, kokio dydžio dangtelį galėsim uždėti, arba filtrus kažkokius. Čia yra grubiai tariant šitas diametras, kuris yra susriegęs. Jis yra sriegis, dažniausiai yra standartinis pas visus objektyvus. Ir kai mes perkam objektyvą, būna čia dangtelėje parašyta arba ant filtro. Tai čia tiesiog toks jau papildomas bonusas.